Taigi mes esame Leliūnų kaime. Leliūnų kaime, kuriame ir įvyko šita baisi tragedija. Dabar mes esame kaip tik prie liudininkų namo, kurie matė gyvą sniego žmogų. Dabar užeisime į vidų ir įsiaiškinsime, kokią tragediją patyrė šie du nabagai. Užeikime į vidų. Tai atsitiko prieš kokių... Va, turiu pasižymėjęs gegužės 15. Gegužės 15. Pirmas kiaušinis dingo. Jo. Mes kreipėmės į televizorių. Vieną vakarą išėjau pažiūrėti, kodėl taip vištos rėkia. Žiūriu, didžiausios pėdos, bet pėdos kaip va tokio didumo. Ir nušveitė kažkas žvėris, bet ant dviejų kojų. Kaip prie bėdam ir gyvenam. Lauk, aš paimsiu ginklų. Taip negalim išeiti iš namų. Tai tu žiūrėk į galą, aš į priekį žiūriu. Davai, aš dengiu iš galo. O taip ir vaikštom visą laiką. Į tualetą ir atgal. Mūsų draugas nebėra. Ateidavo Giedriukas visą laiką su mumis. Nebėra Giedrius. Nebėra. Aš tai labai bijau, kad tas sniego žmogus bus pavogęs ir Giedrių mūsų. Ir dabar jį ten turi. Turi. Noriu paprašyti televizoriaus, gal galite atiduoti mums? O tu įsivaizduoji, dabar Giedriukas sėdi ten verkia, rėkia, jamgi šalta, jis alkanas. Labai jautrus žmogus Giedriukas yra. Ir kaip mums liūdna be jų. Gal galit grąžinti? Gerai, einam, parodysim dabar mūsų pačią graudžiausią vietą, kur mes mėgstam su Ramūnu ateit paverkt. Giedriaus namukas. Giedriaus namukas. Čia įėjimas į konką, jo. Gerai, filmuojam greičiau, kol nesutemo, nes kai sutems, tai labai baisu prasideda, jis pradeda riaumoti. Kiek valandų? Dabar jau 4. Jau 4? Aha. 4 valandą jisai kažkaip taip visą laiką galima išgirsti jo riaumojimą. Nu, čia visas kaimas 4 valandą nuščiūva, žinau. Nuščiūva 4 valandą ir, žinokit, toks baisus garsas, kad... Tyla, netidaro, Giedriuko nėra. Vagė viską vagė, kiek kumpių turėjom, kiek dešrų turėjom pasilikę žemė, nieko nebėra, išdraskyta viskas išvokta. Neėdus, žmogaus nebėra. Aš tai dar pavalgau ką. O ką tu pavalgai? Nu, o iš kur tu gauni? Baisiausias dalykas, koks atsitiko, taigi tos kalbos kaip greitai sklinda Lietuvoje, visi pletkai, viskas, visi sužinojo, kad aplink mūsų kaimą trainiuosi šitas nieko žmogus. Viskas. Į parduotuvę maisto nebeatveža, jokios prekės, į kaimą niekas nebeatvažiuoja, kelių nevalo, viskas apsnigta, mes absoliučiai esame izoliuoti dėl to, kad visi žino, kad čia kažkur trainiuosi tas baisus sniego žmogus ir jisai gąsdina žmonės, kaimynai, visi užsidarė, mes nebebendraujam tarp namų. Kuo toliau, to gražiau, aš dabar dar labiau bijau. Vaitsku dabar išeisi į tuliką, grįši be vienos kojos pats. Nu, karkis kibirą atsineš. Tu tik žinai, kas saugok. Nu, čia... Kiek vištos padeda kiaušinio ateinam, tik tai lūkštai mėtos. Pradžiai pradėjo nuo kiaušinių, dabar ir vištas gaidį seniausiai paėmė. Mes, tavo detektyvai, nebūtumėm tavo detektyvais, jeigu nebūtumėm tavo detektyvai. Tačiau ir mūsų komandai nepavyko pagauti šio klastingo ir slidaus sutvėrimo. Nepagavę rankiniu būdu, mes nusprendėme paspęsti spastus. Dabar aš išsiaiškinau, kad šitas neeilinis įvykis yra dar labiau neeilinis, negu aš tikėjausi. Aš priverstas naudoti seną armeijską taktiką, kuri vadinasi pakabink inkilą, uždėk dešą, suvalgyk migdomųjų ir būk pagautas. Šitą inkilą aš pagaminau savo paties rankomis. Į šitą dešą aš savo rankomis pridėjau arklinių migdomųjų. Taigi mes kabiname inkilą, uždedame dešą ir lauksime iki juodosios nakties. Paliktas budėti 3 paras mūsų operatorius Šaras, 4 dienos rytą auštant dar saulei nepatikėjus, savo nemegotą akimi pastebėjo pėdsakus. Pažiūrėkime, gerbiami televizijos žiūrovai, kur jie mus nuves. Štai jūs matote, akivaizdžiai dešra yra pavogta ir nuvalgyta. Taigi, sena armeijska taktika, pakabink inkilą, uždėk dešrą,
pridėk migdomųjų ir būk pagautas veikia. Čia mes turėtume rasti pėdsakų. Štai pėdsakai. Štai pėdsakai. Mes matome. Dabar bandome pasiekti pėdsakais, kur jie mūsų ves. Nors arkliniai migdomieji veikia labai ilgai, bet tikėkime, kad šitas siaubingas žvėris nebus pabėgęs. Užėkime į vidų. Atiduok dešrą gaidį! Nebijau, aš tavęs visai nebijau. Dar pasakyk, kodėl skriaudė Leliūno kaimo gyventojus. Atiduok dešrą gaidį! Nebijau, aš tavęs tikrai nebijau. Kas yra gaidį? Ne gaidys aš. Čia laida TV detektyvai ir aš jos vedėjas Ramas. Tu man turi prisipažinti, kodėl skriaudi Leliūno kaimo gyventojus. Gerai. Kad jau pagavo, tai pagavo. Aš galvoju, kad dešra tai veltui nesimėta. Čia jūsų tai buvo. Pagal balsą girdžiu, ar tik mes nebusim susitikę kokioje laidoje. Tai buvom susitikę. Kai pas mane buvo mažytė problemėlė dėl tablečių beban. Tai čia aš tas pats. Gal ir net pažįstat? Bet mano balsas, mano. Viskas prasidėjo prieš 30 kalendorinių dienelių. Bet tada, kai po jūsų laidos. Tada. Taip, aš bandžiau nustoti valgyti tas tabletės beban. Bet vieną naktį mane pabudino keistas gyvuliškas ir žvėriškas jausmas, kad aš turiu valgyti tas tabletės, nors buvau jau seniai jas išmetęs. Tada aš kaip žvėris šokau į kiemą, suradau šiukšlinę, išsikapščiau ir pradėjau ryti. Surijęs visas tabletės pradėjau kaip žvėriukas kaukti. Todėl ir matot, mano to beban, kaip ta komplikacija išėjo, aš vėl visas apžėlau. Ir taip, tabletė po tabletytės, žingsnis po žingsnio, aš atsidūriau miške tarp savų. O šalutinis poveikis viso šito beban gėrimo tai, kad aš pradėjau kniaukti. Kniaukti tai yra vogti. Parodykit Giedriau, kaip kniaukėt. Šitokiu būdu. Va, o čia jūsų, prašau. O tu žinai, ką aš žadėjau padaryti laidos pradžioje? Aš žadėjau tave kastruoti. Ta aš darau kiekvienos laidos pabaigoje. Su visais piktadariais. Kad jį kur galas, žinokit, aš tai nežinau, ką su juo daryti. Ar gaisrininkam priduoti, ar kebabinę atidaryti. Čia tu apie savo galą. Tai, Tai eik papasakok savo draugams žvėrims. tai kad jie Pasiskuš šampinionams. juokis iš mane vijokliu vadina. Tai gerai, viskas vijokliai. Valinį per tvorą. Gerai, vis. Imk dešrą. Dėkui. Čia tau dovana nuo TV detektyvai. Mano laida TV detektyvai. Nebūtumėm mes TV detektyvais, jeigu nebūtumėm TV detektyvais. Mes pagavome sniego žmogų. Kur jis? Atiduokit. Mums reikia. Palaukit, tai baisingai nesidžiaukit. Antra naujiena yra kraupi, šiurpi, sudrebinusi visą Lietuvos kaimo pasaulį. Tas sniego žmogus yra jūsų, Rimantė ir Ramūnai, draugas Giedrius. Bet ašgi sakiau Giedriui, kad tu negertų, tu ir 2 tablečių, dar kol tie apželtukai buvo dar nieko, bet paskui pradėjo ant grindų birėti ir į sriubą kristi, neįmanoma buvo toleruoti, bet tai gal mes kalti, kad jam pasakėm, kad nebeatei. Palaukit, neverkit tokiom graudžiom ašarom. Mes jau kaip žadėjom nekastravom. Tačiau liepėm jam nežintis iš šito kaimo, kol neatsisakys vaistų. O tai Giedrius niekada jau nebesugrįš? Jisai sugrįš tik tada, kai pabaigs savo vaistus gerti. Labai ačiū laidą. Tikrai padėjot?